Sveiki, mėly žiūrovai, aš labai džiaugiuosi, kad mes vėl sveikinamės iš Žemaičių muziejaus Alka gražiausių ekspozicijų ir šiandien laidoje kultūristai arba kultūros mėgėjai arba kultūrą kuriantis žmonės. Mes turime ypatingą svečią ir aš labai džiaugiuosi galėdama pasisveikinti su nuostabia moterimi, aktorė, režisierė, nuostabiausių tembrų poeziją skaitančią kūrėją ir taip pat Klaipėdos universiteto docentę gerbiamą Virginiją Kochanskytę. Labą dieną, aš didžiuojuosi, man didelė garbė, kad esu pakviesta muziejininkų į tokį atvirą pokalbį apie tai, kasgi yra toji kultūra mums asmeniškai kiekvienam ir su kuriais mes dalinamės. Mes labai džiaugiamės jūs turėdami čia pas mus studijoje. Virginija, iš tiesų jūsų visas gyvenimas iš esmės yra su kultūra. Plačiaja prasme. Jūs turbūt nuo vaikystės visą gyvenimą ir paskyrėt šiai sričiai. Ar aš pati save paskyriau, tai abejoju. Paskyrė mane mano 1-4 klasių mokytoja, paskui lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, paskui renginių organizatoriai, bet pati pradžia buvo ten 1-4 klasėse. Rudenėlis, nauji metai, pavasarėlis, tai aišku, kažkas šoka, kažkas dainuoja ir kažkas turi deklamuoti. Na, Virginija turi gerą atmintį ir stiprų balsą, Virginija deklamuoja. Ir man tai patiko daryti. Aš tada, žinoma, neapibendrinau, nei kokiom ten bandžiau perprasti, kodėl. Praėjus ilgesniam laikui aš supratau, kad šiaip aš vienišė buvau. Man nesisekdavo įsijungti į būrį, triukšmingą ir aš kažkaip... Nepatikėtum šiai dienai, nes jūs tiek pas jūs charizmos daug. Tikrai, o štai kai aš atsidurdavau scenoje, pasirodo, manęs visi klausė, aš irgi tapdavau to būrio, tos kompanijos sudedamąją dalimi ir mane priimdavo ir turbūt tas dialogas nuo pat pirmos akimirkos užsimezgęs su klausytojais, jis ir man po šiai dieną yra pats svarbiausias dalykas, kai aš išeinu į sceną. Ar teatre, spektaklyje, kuris yra nesurežisuotas režisieriaus, turi savo tikslus, uždavinius, virš uždavinius, ar aš išeinu viena, renginyje, savo monoprogramoje, monospektaklyje, dialogas. Ir turiu jums prisipažinti, kad tas dialogas mane apdovanojo fantastiškais dalykais. Visų pirma, tai nemažai mano programų gimė dialogė su žiūrovu. Jie man sufleravo, kas yra įdomu, kas yra aktualu. Ir mano galvoje vėrėsi įvairios interpretacijos, įvairūs komentarai, įvairi dramaturgija. Paskui yra, kad manęs klausdavo, kas jums parašė šitą dramaturgiją, kas jums sukūrė. Tai aš galiu pasakyti žiūrovai. Negalima sakyti žiūrovai, nes ir aš, ar ne, toje akimirkoje, toje patirtyje. Pajautė tą momentą, kas yra svarbu, taip, kas yra aktualu, kas taip, yra jautru. Taip. Aš jūsų ne vieną spektaklį, ne vieną pasirodymą žiūrėjau ir turiu prisipažinti, kad kai įsivaizduoju moterį įtaigiai skaitančią poeziją, aš nieko kito taip nematau kaip jūs, nes jūs iš tiesų turit kažkokią Dievo dovaną, tai turbūt tie pedagogai vaikystėje ir pastebėjo, kad jūs tikrai apdovanota tuo balsu ir tuo gebėjimu išreikšti mintį. Ir dar, kad galbūt ir man tie eilėraščiai, kuriuos man duodavo pačioje pradžioje ir neskaityti, buvo nuostabiai gražus ir jie man kažką sakė apie pasaulį, ko galbūt aš nežinojau arba mane ties kokiam subtilybėm sustabdė ir man tai vėrėsi. Ta prasme, kad aš per literatūra mane brandino, augino, turtino mane ir tada tai, kaip yra paprastas dalykas, mes dažnai sakom, nebūtinai būti aktorium, kažką perskaitom romane, ar straipsnį, ar kur, ir ateinam į darbą, ar susitinkam draugę, sakom, pažiūrėk, kaip gerai pasakyta. Jo, nes mes apie tai galvojom, bet mes to nesuformulavom. Tai man, sakytum, poezijos skaitimas ir yra. Pažiūrėk, kaip gerai parašyta, kaip tiksliai, kaip nusubtiliai, kaip fantastiškai, paklausyk. Tai, ką ten žodis ar ne,
Jis atspindi mūsų jausmus, mūsų mintis. Galima sakyti, taip, muzika irgi, dailės paveikslai, įvairūs kūriniai, skulptūra ir visa kita, bet kad susikalbėti su kitu žmogum, dažniausiai reikalingas žodis. Ir už tai aš visada sakau, kalbėkimės, neatsitraukim vienas nuo kito, kalbėkimės, bandykim suprasti vienas kitą, išgirsti vienas kitą, o ne atstumti dėl to, kad jisai kažkaip kitaip galvoja. Dažniausiai mes net nenorim išgirsti, ką jisai kitaip galvoja, kalba. Tai mane literatūra išmokė išgirsti ir žinoma, kada jinai taip žavi, tu visas persiemi tuo ir tada tu su to žavėsiu, ar ne, kalbi, deklamuoji, ar pasakoji kokią istoriją. Bet ne kiekvienam duota pajausti, nes kai kurie skaito raides, žodžius, galbūt suvokia tekstą, bet pajausti, ką kūrėjas norėjo pasakyti toje poezijoje, ar ne? Ne kiekvienam tas yra duota ir aš galvoju, kad jūs būtent turite tą tokį išskirtinį pajautimą, nes ir buvau jūsų spektaklyje 2 kartus, tiesa, 24 valandos iš moters gyvenimo, tengi jūs kalbate tokiais monologais, tekstais ir tam tikros atrodo paprasti sakiniai, bet jūsų lūpomis jie ištarti tampa visai kitaip išgirsti žiūrovui turbūt. Žinot, dar yra pati literatūra, ar ne? Stefanas Cveigas, 24 valandos iš moters gyvenimo, Baimė ir Leporelė, 3 apysakos, 3 monologai, 3 moterys ir jų likimai. Jis genialus rašytojas. Pamatote ir išgirstat, ne kiekvienam. Jo, bet jis taip giliai prajautė šitų moterų psichologiją, kad jūs... Mums pačioms sunku patinkėti. 14 sezonas. Mes kaskart išeinam į sceną, jaudinamės ir kiekvieną kartą mes girdim kitoje kažką kitą, nes jau jos patirtys yra susikaupę kitokios ir kažkokia tai suvirpa kita nata, kiti tekstai, kurių tu girdėjai juos, bet taip, kad jie atlieptų tavyje ir tu norėtum atliepti ir atsakyti ir pasirodo tavo monologija irgi tai yra, tai vis tik tai gera dramaturgija yra pagrindas ir gero spektaklio. Ir geri aktoriai. Na tai. Ir geriem aktoriam tada lengviau yra. Bet čia aš galvoju vis dėlto yra žmogaus gebėjimas, duotybės, Dievo dovana, nežinau kaip tai vardinti, bet ne kiekvienam vis dėlto yra duota taip išjausti. Aš atsimenu, kai vieną spektaklį jūs užbaigėt su ašaromis akise, aš sėdėjau, virpėjau irgi palūpis, nes tiesiog tiek tos emocijos jumise ir tos moteriško, to prado arba to tokio grinumo, tos emocijos, kad sunku buvo iš tikrųjų susilaikyti nuo ašarų vien jų žiūrint. Jūs gyvenate tuose vaidmenyse. Tikrai taip. Yra teatras ir jo modulis, ar ne, išgyvenimo. Yra, sakytum, toks gana deklaratyvus, kad mes pristatom tam tikras istorijas, lyg tai truputį atsitolinę nuo savęs. Taip, kad tų įvairių, bet aš turėjau tiesiog genialią, fantastišką pedagogę, profesorę, mokslų daktarę Ireną Vaišytę, ir jinai mus mokė būtent išgyventi kiekvieną personažą, gilintis į jį, ne tik į jį patį, ir į tą laiką, kuriame, sakytum, dramaturgija buvo kurta, dramaturgas gyveno, tavo herojė, kuriame gyveno. Ir meistrystė, amatas, kad tu visą tą išmoktum ir paskui per gyvenimą kiekvieną kartą susidurdama su nauju personažu, nauja herojė ar nauja štai kažkokia tai programa, tu taip giliai įsiskverbtum ir praturtintum save. Taigi, ko žiūrovai ateina? Tavo patirčių. Ir tu ne viską galbūt net ištari garsiai, bet juk tai yra tie sielų suokalbiai, ar ne, jie nuvingiuoja energetiškai. Juk vieną žiūrėti spektaklį, nufilmuotą tą patį spektaklį per televiziją. Taip. Ir tą patį spektaklį žiūrėti scenoje, širpuliukai eina, o žiūrėjai per televiziją, žiūrėjai kažkokius, ar tai veido išraišką, ar tai bendravimą, mizansceną, apšvietimą, ar dar kažką. Jo, ar tai pritraukia? Tikrai taip. Jūs pradžioje labai gražiai pasakėt, kad kultūra apskritai yra kalbėjimasis ir kad žodis yra labai svarbus
kultūroje, tai aš galvoju, kad jūs esat labai teisi šitoj vietoj, nes turbūt spektakliuose ir tam tikrose epizoduose mes išgirstame tai, ko mes kartais patys nedrįstame garsiai vardinti ir per žodžio galę, per tą mizansceną išgirstam tai, kas mums galbūt ir nepatogu, arba labai jautru, arba tiesiog mes stengiamės apie tai negalvoti. Tai aš galvoju, tai yra didelė jėga turbūt. Taip ir jūs labai tiksliai vardėt ir aš dabar pagalvojau dar net, kad taip ir literatūrą, skaitant romaną ar poeziją ar straipsnį, taip būna. Tu randi, apie ką tu galvojai, kas tave kankino ir randi atsakymą, o kartais dar daugiau randi, tu randi klausimą, kuris kažkur giliai pasąmonėj tavyje glūdėjo, bet tu jo dar neuždavei. Ar ne? Problema kažkokia tai įžvalga, kuri tave pažadina ir paskui dar tu randi ir atsakymą. Arba tu esi priverstas duoti tą atsakymą. Ir labai gražiai pasakėt, kad kada sėdi prietemoj tamsoje, tave niekas nemato. Ar ne? Ta energija iš scenos, mintis, kuriomis dalinasi aktoriai, plūsta į tave atveria ir štai toje prietemoje tu gali išgyventi tai, ko pati galbūt savo neprisipažįsti. Arba tavyje nebuvo to pažadinta. Galiu jums pasakyti, kad štai tą patį spektaklį, kurį dabar paminėjo, mane 24 valandos iš moters gyvenimo, režisierius Gytis Padegimas žiūrėjo. Ir paskui mes važiavom kartu ir kalbėjom, jisai sako, žinai, Virginija, galvoju, ten 3 moterys, 3 likimai, kas jau čia man taip jau labai. Ir tai buvo visai nesenai, prieš keletą metų. Vadinasi, jis ne 30 metais ar 25 metų, kuris ateina ir turi savo modelį ir visą kitą. Ir jisai, Virginija, sako, tu neįsivaizduoji per tą 1,5 valandos, kiek aš pergalvojau savo gyvenimo, kiek visokių įvykių, kiek santykių. Betgi, sako, apie tai ir turi kalbėti teatras. Kodėl teatras dabar nusisuko nuo žmogaus dvasios, nuo jo sielos gyvenimo, nuo tarpusavių santykių, nuo psichologijos. Tai štai jums tik fantastiškas, puikus, talentingas režisierius, pastatęs daugybę režisūrinių ar neįgyvendinę sprendimų. Čia 3 aktorės, 3 monologai, tų 3 monologų dialogas, be jokių ypatingų apšvietimų, muzikos, be nieko. Ir žodis, bet koks jisai svarbus mums pačiom. Ir net ne žodis, tai, ką mes jaučiame tose moteryse, yra, štai ar negaliu jums pasakyti, reikėjo daug laiko, kad aš suakcentuočiau, kad aš išgirščiau ir manie susiakcentuotų ir žiūrovams skrietų. Supratimas, kad aš esu kažkam reikalinga, sugrąžino man norą gyventi. Jūs galite įsivaizduoti, po 2 metų mintijimo apie savižudybę, moteris sako, supratimas, kad aš kažkam. Ir paskui mes keliaujam ir Valdos herojė. Ar ne? Sako, ji laukia tik vieno žodžio. Bet to žodžio nebuvo. Jūs galit, ką mums sako? Mes pagailim žodžio. Nes po to tamsa, po to nebūtis ir mirtis. Tik vienas žodis galėtų išgelbėti kitą žmogų. Tas dialogas, tas kalbėjimas, tas vienas kito girdėjimas, jis yra būtent. Tai kasgi yra ta artimo meilė, pasakykit man. Mylėk savo artimą kaip pat save. Tai ar mylėk save, savo egoizmą, savo įsivaizdavimą, koks turi būti pasaulis, kokia turi būti kultūra. Ar visų pirma mylėk savo artimą, vadinasi girdėk jį, jo supratimą, jo įsivaizdavimą. Ir ką tai kaip save, tai vadinasi įsiklausyk, suprask, perprask. Eik į dialogą, ieškok bendrų sprendimų, kad jūs tokie skirtingi šiam pasaulyje galėtumėte apsikabinti ir pasakyti, Dieve, kaip mes mylim vienas kitą. Aš labai žaviuosi jumis, Virginija, ir jūs dabar, kai kalbat, aš sakau, jūsų šitas tembras ir pajautimas, jau yra performances ir tikrai malonu ir miela su jumis šnekučiuotis, o mes trumpam su žiūrovais atsisveikinkim ir tuoj sugrįšim pratęsti mūsų pokalbį.
šiandien populiarumo sėkmę lemia tai, kaip jūs mato ir girdi. Informacijos sraute išsiskiria tie, kurie pristato savo idėjas profesionaliai, aiškiai ir įtikinamai. Meška TV – jūsų partneris visoje audiovizualinėje komunikacijoje. Kuriame aukštos kokybės video reklamas, audio klipus ir socialinių tinklų turinį, kuris ne tik atrodo gerai, bet ir kuria realią vertę jūsų prekės ženklui. Kuriame tam, kad kiekvienas jūsų pranešimas pasiektų tikslinę auditoriją. Nuo strategijos ir idėjos iki profesionaliai atlikto rezultato. Meška TV. Kuriame vizualinius sprendimus, kurie padeda augti. Tai mes grįžtame į mūsų studiją, Žemaičių muziejuje Alka, kur kalbame su nuostabia moterimi, aktorė. Aš galėčiau sakyti, kad ir bičiule kultūros lauke su gerbiama Virginija Kochanskytė. Labai malonu, kad jūs čia esat. Kalbėjom apie tokius giliaprasmius dalykus, apie kultūros, gal ne kultūros, gal meno, teatro įtaką žmogaus vidiniam pasauliui. Jūs pati esat ir dėstytoja, ar ne? Ir dirbat su studentais, turbūt ir turit nemažai ir pokalbių su jais. Kaip jūs vertinat dabartinį virsmą teatre, kultūroje apskritai? Nes vis tik visa medija, visa tobulėjanti mūsų telefonų, naujos programėlės ir visa kita, jos labai keičia mūsų aplinkinį pasaulį. Žinių, informacijų srautas jis yra begalinis. Ar keičiasi tas jaunas žmogus ir kaip jis žiūri į tą kultūrą ir meną? Man labai yra pasisekę, aš Klaipėdos universitete, socialinių humanitarinių mokslų fakultete, lietuvių filologija ir teatrologija. Teatrologija, kurios sudedamoji dalis yra režisūros pagrindai, aktorinio meistriškumo pagrindai. Štai čia scenos kalba ir viešas kalbėjimas. Tai literatūra. Tai joks dirbtinis intelektas už tave mintinai neišmoks ir atsistojęs scenoje ar prieš auditoriją už tave nepasakys to teksto. Tenka pačiom išmokti. Tikrai nuostabios merginos daugiau renkasi, galbūt jos akcentuoja lietuvių filologiją ir kaip pedagogiką. Nuostabios, mylinčios literatūrą, autorius, kurios jos renkasi, kada štai mes įskaitai ruošiamės ir į biblioteką keliausim, kursim literatūrinę kompoziciją ir štai vieną vyskupą Antaną Baranauską atsineša, kitą Vincą Mykolaitį Putiną. Tai klasika. Trečia taip Vytautą Mačernį. Aš nieko jom nesufleravau. Sakytum, aš gal net ir norėčiau pažiūrėti, kas dabar atliepia jom, ką jos renkasi dabar skaityti, bet vis tik tai jom yra artima klasikinė literatūra, galbūt ir iš mokyklų mokytojų įtaka yra. Bet dabar apie tą dirbtinį intelektą, suprantat, ar jūs nuspausit mygtuką, ar aš nuspausiu mygtuką su tokiu pačiu klausimu. Dirbtinis intelektas ir jum ir man išmes tą patį. Dabar, jeigu jūs jum parašys klausimą ir man tą patį klausimą, ir mudvi sėsim ir parašysim atsakymus, aš garantuoju, kad tai tokio stulbinamo skirtingumo bus tie tekstai. Istorinė prasme, literatūrinių, pačių turinių, jo išdėstymų, patirtimis, įžvalgomis. Tai ką vis tik tai duoda tekstas, kurį tu skaitai? Jis tavyje provokuoja vaizduotę ir fantaziją. Tai kas maitins tą dirbtinį intelektą? Pats dirbtinis intelektas savęs nemaitina. Kam priklauso ateitis? Kam priklauso ypatinga elitinė vieta ateityje? Žmonėm, kurie patys skaito, patys atsako, patys ieško atsakymo nedirbtinam intelekte. Galbūt informacija. Kasgi toks yra tas, Daukša?
ar ne, o neteko daugiau, ką ten Wikipedija rašo, ką ten dar kažkas tai rašo. Tu tą informaciją gali gauti, bet kūrinį jo tu pati turi perskaityti, tu turi jį prajausti ir tada tu jį analizuosi. Istorija, laikmetis, kuriame buvo parašyta aplinkybės, valstybės kūrimosi įvykiai, kas tik tai nori yra. Ir tave bus įdomu skaityti. Tai bus nauja. O į tą patį klausimą uždavę 1000 žmonių gaus iš dirbtinio intelekto tą patį atsakymą. Arba tai yra bent jau minia. labai panašu. Taip, tai yra minios maistas. Ir man gaila, kad didelė, bet žinot, žmogus atvertas tingėti. Ir prisitaikyti. Oi, sako, kaip gerai. Oi, aš jau senai esu. Oi, kaip gerai, nereikia galvoti. Nereikia galvoti, viską už mane pasako. Tai koks tai baisus įrankis. Kas nori, ką? Tas už tave ir galvoja. Ir galvoja, ir tave pastumė jo norimą kryptimi, o ne tavo norimą kryptimi. Tave suformuoja. Bet juk aš esu unikali. Mano gyvenimas unikalus, nes jis vienintelis. Aš jo nepakartosiu šituose duotose aplinkybėse. Jeigu yra reinkarnacija kada nors, tai tada mano siela įkris į kitą formą, į kitą indą. Vidūnas yra pasakęs, siela renkasi kūną. Kitaip tariant, ne jinai įkrenta į tam tikrą indą. Tai jeigu jinai reinkarnuosis, jau jinai bus kitam inde. Bet jinai bus su manosiomis patirtimis, ar ne? Bet aplinkybė 100 metų po to, laikmetis kitas, teatras kitas, muzika kita, peizažas galbūt net kitas, net ir už Atlanto yra. Taip, kad aš esu už tai, kad brandinti ir aš apie tai su studentėm kalbu ir jos pritarė ir turiu pasakyti, kad jos neslėpia būtent tai, kad tas dirbtinis intelektas taip valdo tą daugumą žmonių ir kad jos turi būti labai drąsios, labai stiprios apginti būtent unikalumą asmenybės. Teisė būti unikaliam ir į nieką nepanašiam, pačiam priimti sprendimus, kurgi tą laisvę save kurti. Mes įsivaizduojam, kad šitas dirbtinis intelektas suteikia mums laisvės, bet jūs labai teisingai pasakėt, kad turbūt mes kaip tik save pastatom į tokius rėmus ir mes nebeturim savo minties krypties, nes viskas vyksta taip, kaip pasako. Aš asmeniškai, man labai kažkodėl sunku yra pradėti naudotis dirbtiniu intelektu ir nežinau kodėl, ne dėl to, kad aš prieš, bet kažkokie vidiniai įsitikinimai, kad lyg tai aš nebegalėsiu pati galvoti, nors tai yra irgi nebūtinai tiesa, bet toks vidinis kažkoks įsitikinimas. Aš geriau pasakyčiau, kad perskaityti to istoriko įžvalgas apie, mes, ne muziejininkai, istorikai, to muziejininko įžvalgas apie tą laikmetį, apie tą įvykį, apie tą asmenybę, kito istoriko, literatūrologo ir taip toliau ir susidaryti tą savoją nuomonę, negu paspausti mygtuką ir tave prifarširuos bendrinės nuomonės. Tai juk viskas yra surinkta. Tai nėra istoriko nuomonė. Tai yra įvairių, į vieną vietą jo padaryta košė ir to faršo primeta į tave. Bet tai primeta į tave. Ir ką tu o kur tavo nuomonė? Jeigu dabar man yra tekę girdėti, kad vaikas, taip kaip jam yra užduota, moksleivis parašo, sakysim, apie Lazdynų pelėdą, ar ne, ten yra, jis visą tą padaro, naudodamas dirbtinį intelektą, ir jis nesuvokia, ką jis padarė. Ir savo mamos, kuri yra vyresnė, kuris skaitė Lazdynų pelėdos ar ne knygas, ar ta sako, mama, tu pažiūrėk, ar aš čia viskas teisingai. Mes mokomės nebegalvoti. Taip. Taip kaip žmonija evoliucionavo per laiką ir tobulėjo, tai mes dabar kažkokiu būdu turbūt grįžtam atgal. Ne tik negalvoti, bet gal ir nejausti, nes aš žinau, kad skaitant kažkokį kūrinį, susipažįstant su kažkokiu kūrėju, tu ir išjauti, ir išgyveni ten tas visokias situacijas, akimirkas ir panašiai, o kai tau viskas surašo, tai turbūt nebereikia galvoti. Galiu, pacituoti, sakysim, kad ir pati save, aš atsimenu Sigitas Geda, jo poeziją, jo kūrybą, aš jo asmeniškai nepažinojau, pirmiausia, jo poezija atėjo į mano rankas ir jinai mane tai buvo sukrėtusi keliem metam. Aš mokiausi ir tikrai labai daug tekstų išmokau, tai kaip aš paskui sakiau, kad
jinai atvėrė mane pačią savo. Galite įsivaizduoti, kaip stipriai. Ir jinai mane toliau tvėrė, nes aš atsivėriau tam kūrybiniam procesui. Kokią daugybę dalykų aš sužinojau. Buvau priversta ir paskaityti, kad perprasti tą, kad ištransliuoti tą, bet kai, žinoma, kada mane taip sukrėtė, persmelkė mane, tai nežinau, tos visos prasmės turbūt sukrito ir aš intuityviai, bet paskui vėliau aš visą tai skaitydama man skleidėsi, ko aš kažkada išmokusi, net neįtariau, kad aš tą, kad tai yra manyje, po kurio laiko, čia tai, atrandu. Tai, Virginija, reiškia, jūs matot studentes, kurios neįdeda savo vidinės širdies į darbus arba į atsiskaitimų, pasiruošimą atsiskaitimų ir panašiai. Atskiriat? Taip, mes, kur aš su jomis kartu, tai nuostabios. Dabar štai viena laida lietuvių filologija, teatrologija išėjo, 2., 3., 4. kursas, visos merginos, turiu pasakyti, ką padarė su jumis tas aktorinio meistriškumo pagrindai, režisūros pagrindai, literatūra, kurią tu mokaisi mintinai, kur išeini į dialogą su kolegėmis ir mozaikiškai kuri literatūrinė kompozicija. Tai jeigu jos, kai susitikom su jom, jos visos svajoti, kad jos bus redaktorės, tik bus kalbininkės ir daugiau nieko. Tai, kad aš atsisėdu ir aš tik tai dirbu. Po pusmečio įvyko virsmas. Po pusmečio jos pradėjo kurti etiudus, spektaklį, mes keliavom į biblioteką su sukurtom kompozicijom, jos pačios pradėjo režisuoti, scenografiją kurti, muziką kirti. Tai ta prasme toks savikūrybos momentas ir dialogas, ko teatras moko iš tiesų. Taigi visų pirma, kad tu turi pažiūrėti kitą. Tu turi jam pasakyti, tu turi išgirsti, ką jis tau pasakė ir atsakyti. Bendravimo, per tai dialogas yra su žiūrovu. Ar ne, tai bendravimo, ko šiais laikais taip labai trūksta. Tai jeigu aš šitą įgyju, tai aš išmoksiu per gyvenimą eidama susidūrusi su viršininku, suformuluoti jam, kas taip, kas ne taip, išgirsti, ko viršininkas iš manęs nori ir surasti bendrinių dalykų. Aš galėsiu suburti grupę, galėsiu pati kažkam tai vadovauti, nes aš mokėsiu kalbėtis ir taip, pirmiausia išgirsti, labai teisingai pasakėt, paskui jiem pasakyti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad yra dar besidominčių ir skubu kiekvieną kartą į paskaitas, tikrai su džiaugsmu, kad galiu dalinti savo patirtimi, kad jom tai yra smalsu, kad jom tai yra įdomu save atverti turtinimui savęs literatūrą, menais, kultūrą, savo dvasinio pasaulio. Virginija, toks klausimas iš tos pačios temos apie tą skirstimą, gal neskirstimą, bet apie tą paviršutiniškumą, sakykime, šių dienų kontekste, kuris labai jaučiamas. Kaip jūs vertinat, kaip aktorė, labai dažnai užduodamas turbūt klausimas, vaidinimas arba vaidmens atlikimas scenoje ir vaidmens atlikimas filme, televizijoje, kažkokiam, nežinau, projekte. Kaip jūs vertinat šitą, nes yra tokių labai kategoriškų nuomonių, o yra tiesiog sakančių, kad aktoriai turi užsidirbti duonai. Tai kaip jums atrodo, ar tai jau yra paviršutiniškumas buvimas televizijoje? Priklausomai, aš pasakyčiau, kad ne, kad filmuose ar serialuose jų kūryboje dalyvauti, tai svarbiausiai, kad galbūt tu nenusižengtum, tu nepamintum savo žmogiškųjų vertybių, apie ką yra. O ar būna žmogaus problemos, žmonių santykių problemos, socialinės problemos, tiek filmuose, tiek serialuose, tai tu vis tiek irgi kuri herojų, kuri charakterį. Tai svarbiausiai, kad jeigu tu turi tą
savo matymą ir savo supratimą žmogiškųjų vertybių ir ką filmas vis tik tai turėtų pristatyti, kodėl ne. Ten kitos žaidimo taisyklės, aktorystė ten truputį kitaip, ten daugiau ir stipriau yra. Bet jūs yra. nesmerkėt to aktorių? Oi, ne, jokiais būdais. Ir be to vieniem labiau patinka teatras, kitiem labiau patinka kinas. Kitiem patinka, sakytum, serialai, vadinasi istorija, kur tu susižavi kažkokiais tai herojais, jų gali sekti. Ir jie užpildo galbūt tavo vakaro vienatvę. Tai mes trumpam dar atsisveikinkim su žiūrovais kelioms minutėms ir tuoj sugrįšime pratęsti mūsų pokalbą. Šiandien populiarumo sėkmę lemia tai, kaip jūs mato ir girdi. Informacijos sraute išsiskiria tie, kurie pristato savo idėjas profesionaliai, aiškiai ir įtikinamai. Meška TV – jūsų partneris visoje audiovizualinėje komunikacijoje. Kuriame aukštos kokybės video reklamas, audio klipus ir socialinių tinklų turinį, kuris ne tik atrodo gerai, bet ir kuria realią vertę jūsų prekės ženklui. Kuriame tam, kad kiekvienas jūsų pranešimas pasiektų tikslinę auditoriją. Nuo strategijos ir idėjos iki profesionaliai atlikto rezultato. Meška TV. Kuriame vizualinius sprendimus, kurie padeda augti. Mes grįžtame į studiją Žemaičių muziejuje Alka ir kalbamės su gerbiama aktorė Virginija Kochanskytė. Tęsėme pokalbį. Aš dar prieš pratęsdama mūsų pokalbį noriu pristatyti, kad su mumis dalyvauja laidos auditorė Spurgytė, kuri labai prižiūri, kad mes kultūringai bendrautumėm ir štai ji pasinėrusi į miego ekstazę stebi mūsų pokalbį. Jokauja, aišku, Virginija, bet be kūrybos, be meno, be aktorystės, jūsgi turi dar kažkokių kitokių savo pomėgių, aistrų, savo kasdienio gyvenimo kažkokių kitų vingių, kurių gal nemato žiūrovas. Grybaujat gal, pavyzdžiui, labai aistringai, gal tapot. Daug kas galvoja, kad jūs galbūt ir dainuojat. Ne, mano pomėgis, man svarbus gyvenime kūrybinė bičiulystė yra ir draugystė. Tai mano vyras Arūnas Sakalauskas, tikrai iš pašaukimo skulptorius yra. Ir nuo ryto turiu jau garbės pažinoti ir vis dar pabendraujam kartas nuo karto. Tai nuo ryto iki vakaro, ar ne, visą laiką buvo, kaip dirbtuviai ir su konkursais jam sekėsi, vienas jau dar nesibaigęs, dar dirba, jau laimi kitą. Ir kažkokiem tai ypatingiam pomėgiam neliko, bet ir pas mane lygiai tas pats. Kviečia, aš džiaugiuosi, važiuoju į vieną kraštą Lietuvos, į kitą kraštą, bet atvažiuoja draugai ir tada viskas pasistumia į šalį, tada mes sėdam už stalo, kava, raudono vyno taurė, terasa, nuostabus vakaras, jūra čia patalsuoja, mes Melnragėj gyvename ir štai tada tu tą išgyveni draugystės momentą, artimų sielų, bendrystės palaimą, būties palaimą, dalinimasi tai, ką tu sukaupiai, ką sukaupė kiti. Tai patys nuostabiausi dalykai, kurie su Arūnu mus abudu atitraukdavo nuo darbų. Dabar tai galbūt, kada tu užkopi jau ant aukštos savo gyvenimo aukštumėlės ir supranti, kad oi, tų aukštumėlių gal jau netiek daug liko ir norėtum dar tą pamatyti, toks labai gražus prasidėjo momentas, kad mes randam laiko ne tik bičiuliautis, bet su draugais ir pavažiuoti. Draugai sako, Arūnai, kada tu mus nuveši į Telšius? Oi, mes jūsų labai laukiam. Mes važiuojame į Telšius ir į Varnius. Tarp bičiulių yra
mylintis labai muziką, menus, tai važiuojam į Rygą, tai skrendam į Vieną, tai važiuojam į Rusnę. Savaitgaliai štai tokios, pažinti dar daugiau tos Lietuvos, pažinti pasaulio, bet būtent su draugais. Turiu prisipažinti, kad kelionės mane Amerikos lietuviai po karinė karta irgi daug kvietusi buvo su įvairiom progom. Tai aš turiu pasakyti, kad jau tada pirmą, antrą kartą labai daug Amerikos teko pamatyti. Tai kas mane viliodavo ten važiuoti, kad aš nuvažiuosiu pas artimus žmonės. O man, taip važiuoti į Paryžių ir pamatyti tai, ką aš skaičiau, ką aš mačiau, ką aš norėčiau. Vieną kartą buvau maksimaliai 10 dienų, jau nebebuvo paskutinę dieną, net neaišku buvo ką žiūrėti, o antrą kartą važiuoti ko, nebent mano bičiulės ten manęs lauktų, ar kokia tai bičiulių šeima, ar kartu su bičiuliais važiuoti dar tą patį patirti. Kokių tai nei daržų, nei gėlynų kokių. Taip, gėlė žydi ir balkonė, ir terasoje. Aš jūsų klausausi ir man toks intelektualios bohemos, toks pakilėtas gyvenimas, raudono vyno turė. Kažkodėl įsivaizduoju, kad pas jūs namuose sienų apmušalai aksominiai kokie, nes jūsų iš tiesų ir jūsų pora, ir jūsų visas gyvenimas atiduotas menui, kūrybai ir skulptūrai turbūt. Ir jūs esat ir savo vyro įkvėpėję tikrai kūryboje. Nepasakyčiau galbūt įkvėpėję, užsakovai daugiau būna, ar ne, monumentali skulptūra, kai yra įkvėpėję, bet mes kalbamės. Kas mums yra labai galbūt artima, kad per gyvenimą jam istoriniai įvykiai teko ar nestatyti paminklus, asmenybės istorinės, sakralios, bažnytinės ar neteologinės asmenybės. Ir man lygiai taip pat per gyvenimą iš bibliotekų, iš muziejų aš sulaukdavau kvietimų įsijungti arba jų projektus, arba paruošti programą tokiai ir kitai progai. Tai kad mus istorija labai jungia, tai tikra tiesa. Ir jūs labai tiksliai pastebėjot, kad su draugais mums labai patinka kalbėtis apie menus. Tai, ką jie matė, nebūtinai, ne aš dalyvauju ar Arūno, bet kažkur kitur, arba ką mes kartu matėm ir aptarinėti tai, gyventi tuo menu, nes jie irgi yra meno degustatoriai, nors iš profesijos yra ne menininkai. Meno degustatoriai. Kaip jūs gražiai pasakėt, aš kažkaip... Vat kaip jūs sakot, perskaitai kažkokią frazę ir galvoji, kad trūko tau žodžio apibūdinti, tai meno degustatoriai. Aš irgi noriu būti meno degustatoriai. Gal ir esu. Tai iš tiesų, jūs kaip pasakojat savo gyvenimo tas istorijas ir pajautimą, aš taip suprantu, kad jum yra vis tik svarbiausia dvasinis ryšys ir žmogaus dvasinis augimas. Tai ir tai, ką jūs pasakojat, jūsų pomėgiai, kad bendrauti su artimai žmonėm ir pajausti, išgyventi, aptarinėti kažkokias menus rytis, tai vis dėlto yra dvasiniai dalykai. Ir turbūt dėl to jūs tiek metų esat labai mėgiama ir mylima žiūrovų ir dėl to jūs taip ir kviečia visur. Ypatingai, kai ilgesnę gyvenimo kelionę nukeliauji, tai tu pradedi girdėti ne tik tų žodžių prasmę, bet kaip tie žodžiai sudaryti. Kad, sakysim, man buvo atradimas, 5-7 metai, kad tikėjimas, tik ėjimas, aš esu kelias. Kad nėra nieko atsitiktinio, kad tai iš žmogaus sąmonė atėjo ir kaip formulavo tą kalbą, ar ne? Visų pirma buvo žodis ir tas žodis buvo pas Dievą. Ir tas žodis buvo Dievas. Tai pradedi girdėti tai, kas anksčiau gal nebuvo taip svarbu. Ir be jokios abejonės postumis didelis, kada yra vis tik galvoti apie gyvenimo prasme ir kas turės testinumą to gyvenimo, kai išeina
tau artimi ir brangų žmonės. Kada tu galvoji, kad tu nepasakėjai, tu nepadėkojai, daugybės dalykų. Ir kad, o jeigu, tai kas turi tą kelionę? Tikrai ne kūnelis. Buvai dulkė ir, bet jeigu siela, kaip Vidūnas sako, renkasi kūną, tai siela ir iškeliaus, tai jeigu jinai bus prisodrinta, tai jinai bus stipri, jinai turės tame kelyje, ar ne, tai keliaus su tavimi, tai tada ir yra, kad sodrink šitą savąją dalį. O kūnelis taip ar kitaip aprengtas, jis toks ar kitoks rūbelis subirės į dulkes. Ir dar nesenai štai teko būti susitikime, kuriame buvo kalbama apie Rėdos ratą. Ir kada tu ateini į susitikimą ir ant lentos matai parašyta Dievas. Ir po apačią randi parašyta veidas. Dievas, roda. Tai apverskite Dievas, ką jūs rasit, veidą. Ir tada tu važiuoji mašiną ir klausai Marijos radijo. Ir su jaunimu diskutuoja jaunas kunigas, iš balso supranti, ir jaunimas klausia, tai kur yra tas Dievas? Jisai sako, veide. Aš taip ir išlipau ir nuėjau. Ir paskui tu ateini, kuris yra Dievas, tavajame veide. Ir veidas rodo. Roda. Dievas, veidas rodo Dievo, kiek tavyje yra to Dievo. Fantastiški dalykai, bet būtent... Aš klausausi ir man sunku kažką pasakyti, nes aš semiu jūsų tas mintis ir to žodžius į save iš tiesų. Tai, ką tu atrandi galvodamas apie galimybę, kasgi susitikti su išėjusiais mylimais žmonėmis, tai kasgi ir toji siela yra amžina. Ar ne, mes vaikštom į bažnyčią, tikrai labai ilgai nesigilinam ir laikui bėgant mes pradedam girdėti, ką klebonas pasako, kokią tai biblinę išmintį, arba jisai, kaip jisai komentuoja tą, ką tu nesigilinai laikui bėgant, kai tau tai pradeda rūpėti, tu tai pradedi girdėti. O Virginija, sakykit, jūs yra ko gailitės, pavyzdžiui, gyvenime? Tam profesiniam keliui, kad kažko galbūt nepadarėt, arba kažkurioje vietoje galėjot kitaip pasielgti. Man gyvenimo kelionė jau yra įrodžiusi, kad nieko nėra atsitiktinio, viskas Dievo valioj ir kad jeigu kažkada man ten labai buvo liūdna dėl kažko ir ant kažko aš labai pykau. Paskui praėjus keliam dešimtmečiam aš supratau, kad aš ant to, ko pykau, kas su manim ne taip elgėsi, kaip man atrodė, pasirodė, kad tai buvo Dievo valia. Dieve, kokia laimė, Dieve, kad tu tai padarei. Na, tai man buvo skaudu, bet tai mane brandino. Ar ne, tai man atvėrė naują kūrybos erdvę, naują gyvenimo erdvę, naują supratimo. Yra, tai kad jau aš esu esminiuose tam tikrose momentuose tikrai, kad yra viskas Dievo valioj. Bet jeigu tu palieki, guli ant sofos ir galvoji, kad Dievas už tave gyvens tavo gyvenimą, taip nebus. Ir savęs gailiesi. Jo, ne, tu turi svajoti, tu turi kurti planus, kaip tą svajonę įgyvendinti. Ir kartais būna tie sprendimai arba kitų žmonių sprendimai, kurie mus nuliūdina. Bet tada tu galvoji tik apie save, kaip tu esi nuskriaustas. Bet kas čia įvyko ir tą akimirką tau neduota suprasti net, išgirsti tą kitą, kodėl taip yra. Reikia kažkiek laiko nugyventi, tu atsigauni, ar ne, tave pasirodo, kad pasuko kita kryptim, kuri tau tiek džiaugsmo suteikė. Ir kurios reikėjo. Jeigu tu būtum ten, tai tu būtum galbūt toj atsidūręs siauram takelį, kanarėlį ir savęs niekada neišreiškusi. Bet jeigu ko aš gailiuosi, tai aš nuoširdžiai galiu pasakyti, kad yra tas
aš taip negalvojau aukštai niekada, kad menas reikalauja aukų, ar ne? Žinot, kada tave idėja pasigrobė ir tu nori ją įgyvendinti, tai tie artimieji žmonės, kurie yra šalia tavęs ir kuriem reikia tavo dėmesio, tavo meilės, tavo girdėjimo, tavo supratimo, jie lieka juk nuošaly. Iš didžiulę laimę turėjau, aš turėjau mamą, kuri mane mylėjo, aš buvau jos meilės glėby ir man atrodė, jinai tokia stipri, jinai gyvens amžinai. Ir man atėjo į galvą, kad aš dar to, kad man dar tą reikėtų jai pasakyti, apie tai pakalbėti, nes amžinai ir staiga tu netenki ir štai ta meilės skola. Dabar, kiek aš galiu, tikrai stengiuosi kalbėtis, stengiuosi, kad mane išgirsti kitą, bet ir kad mane išgirstų, ir kad mes susikalbėtume, ir kad mes apsikabintume. Taip labai, labai skirtingi esam, bet mes mylim vienas kitą. Tavo buvo gera intencija ir mano gera intencija. Na, bet tai ką, vaikeli, padarysi, bet kad aš vis tiek tave myliu, koks tu bebūtum. Pasakyti. Ir kitas laimė mano gyvenime, tai žinoma buvo sutikti tokį žmogų kaip Arūnas Sakalauskas, kuris irgi mane mylėjo ir mane suprato. O tą supratimą be jokios abejonės jam davė tai, kad jis buvo visas paniręs į kūrybą. Tai irgi, sakytum, lyg ir nebuvo laiko mums vienas kitam, bet čia net ir nelabai galime skųstis, nes mes buvom laimingi tame, ką mes darom. Turėjot ir laisvės, ir supratimą kurti. Jo. Tai, bet dabar abudu, sakytum, po išėjimo mūsų Arūno tėvelio, mano mamytės, atsigrėžėm ir tikrai maksimaliai stengiamės būti vien su kitu ir su savo bičiuliais, su draugais, kiek mes galim būti su artimaisiais. Meilės skola, aš apie ją kalbėdavau kitiem, bet negalvojau, kad aš pati didinu tą savo meilės skolą. O čia mes daugelis galvojam, kad mūsų mamytės, tėveliai, babytės, dėdukai gyvens amžinai. Kad jie tokie stiprus, tokie galingi, visada tau padeda, visada tave palaiko, tau palinki sėkmės ir visa kita, jie viską gali. Ir lyg tas žinojimas yra toks savaiminis. Taip. Aš po mūsų pokalbį nuvažiuosiu pas mamą. Būtinai. Ačiū Jums labai, Virginija. Iš tiesų, malonumas su Jumis kalbėtis, tokia, sakyčiau, netgi dvasinė terapija, toks kažkoks pasinerimas į kitą pajautimo lygį, į kitą, mes dabar tokie subuitėję, su materialėję, labai dažnai pamirštam apie dvasinius dalykus kalbėtis. O su Jumis yra vienas malonumas. Labai ačiū, bet ką aš labai noriu pasakyti, didžiulį padėka yra muziejininkam Lietuvos ir bibliotekininkam, ir kultūros centrų, aišku, kultūros žmonėm. Bet ypatingas mano ryšys yra, tai jūs esate sklidini meilės savajam pašaukimui. Jūs kuriate tą erdvę muziejuose ir bibliotekose, kultūros lauką, dvasinės kultūros, intelektualios kultūros lauką, į kurį atėję mes turtėjame, mes stiprėjame ir mes nebijome to, kad mes mažuma, kad mūsų tik 10 sėdi salėje, 15, bet kokie fantastiški ir mums netrūksta to minios triukšmo, ar ne, kad tą savąjį unikalumą, tą savąją kūrybą mes galime dėka jūsų turėti. Tai didžiulė jums padėka. Jūsų muziejus Alka, jis alsuoja estetika, grožiu, žiniomis, istorija ir yra atvertas, kviečia visus ir kviečia ne tik apžiūrėti, bet jūsų ekskursijos, kokios fantastiškos yra, jūsų renginiai, kokie yra nuostabus. Nesinori išeiti iš šitos erdvės. Nes jūs dažnai juose dalyvaujate. Nes jūs kviečiate. Ačiū, Virginija, kad atvykot, kad radot laiko, jūsų didelis užimtumas. Tikrai buvo miela su Jumis pasikalbėti, o mes su žiūrovais susitiksime kitose laidose.